Serija iškovota turbūt kol kas svarbiausia, ne pergalė šį sezoną, užsitikrinta 3. vieta grupėje. Šiek tiek apie tas rungtynes. Na, vyrai suprato rungtynių svarbą. Nuo pat pradžių, manau, pradėjome rimtai gintis. Taigi, nuo pat pradžių, sakysiu, vyrai pradėjo gerai gintis, perėmėme iniciatyvą, neleidom jiems žaislių žaidimų. Žydrius sakė, perduoti jam linkėjimus, Žydriu tavo linkėjimai iš Estijos. Tai vat. Ką? Tiesiog, šiandieną buvom visą galvą aukštesni, manau, kokie ir esame. Tiesiog gal namuose truputėlį buvom neįvertinę varžovų pirmose rungtynėse, dėl to su jais sunkiai kovojame, o šiandieną tiesiog sužaidėme tai, kaip turėjome sužaidėti. Buvo 2 užduotis tokios iškeltas, sustabdyti snaiperius ir neleisti įsibėgėti aukštaūgiam, kaip manai pavyko? Iš dalies jo, iš dalies taip, nes vis dėlto gal nepavyko pasiekti viso 100% tos užduoties, kuri buvo iškelta. Tai manau, bet iš dalies sustabdėme, neleidome jiem primesti dviženklių, nu gal kažką 20 ar daugiau gal taškų. Komanda mobilizavo tai, kad rungtynės buvo labai svarbios šiandien dėl 3. vietos grupės. Galbūt tai padėjo nusiteikti? Be abejo. Vyrai iš tikrųjų prieš rungtynės buvo užsivedę, susikaupė ir vieni kitus palaikė, kaip ir turi tokiose situacijose elgtis ir ką turi daryti komanda. Bet šiandien labai greit susirinkai 5 pražangas, o žaidėjai puikiai. Negaila šiek tiek, kad skubėtas laikas žaidėjai? Ai ne, gal, bet tiesiog teisėjai antroji pusė labai pradėjo pjaut grybą stipriai iš apačios, tai po biškį ir į viršų link 5, bet visus labai kapojo. Tai aš manau, kad būtų prie objektyvaus įsėjimų būtų tai neįvykę, nes labai tokiuose lygiuose vietose gavo. Ne tik aš, iš tikrųjų, komandos nariai irgi.